Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime rugsėjo 13 dieną. Į objektą atvažiavom po 7:15. Vanduo paleistas jau kažkur bėga valandą laiko. Ir va dabar apie grėžinuką. Bendras gavosi grėžinio gilis 14,30. Vandens stadinis lygis grėžiniai laikosi 3 metrų nuo žemės paviršiaus, dėl to, kad už šitų krūmynų, už kažkur 150 metrų yra Vievio ežeras. Ir aukščio peržvelgimas yra lygiai 3 metrai. Tai va, visas upės, ežero pakrantės reguliuoja vandens statinį lygį grėžiniuose. Pamatavom vandens debetą, 12 litrų kibiras prisipildo per 13 sekundžių. Tai yra 3,3 kubo į valandą. Čia didžiulis debetas, čia va tokia va Zabakas kaimas užpilimų iš karto. Čia važiuojant nuo pilimų į trakų pusę, tokia pramoninė zona. Didžiulė, tai va tam darbininko nameliui padarys praustuvą, o čia jau naudosis pirčiai, kubilai, jau šiandien žmonės jau pildys kubilą ir kurens. Šeštadienis vis dėlto. Grįžimo procesu ėmėme šito prūdo vandenį ir atkreipkite dėmesį, prūdas visiškai yra skaidrus, švarus vanduo, jokio molio, priemolio nebuvo, dėl to, kad visą kelią ėjo, prasidėjo truputėlį, ten buvo gal mažas molio sluoksniukas. Po to visą kelią ėjo skirtingų 3 smėlių frakcijas. Ir būtent, parodysiu, 3 skirtingas smėlio frakcijas. Čia va tamsesnė frakcinė, šviesesnė. Tokia va jau stambi, bet jinai čia iki 7 metrų, o nuo 7,30 prasidėjo va tokia jau vandeningas tas jau smėlis vadinamas, va. Matot. Ir jis tęsis iki 14,30. Tai va, toks geras rezultatas, grėžinio duobės, grėžinio šaktą. Važiuojam su džipuku prie kabelio, praktiškai viską susipakavom. Šitas mano siurbliukas yra 1,4 kW, jo našumas yra maksimum 6 kubai valandą. Dėl to tokį didelį debetą duoda. Pavyzdžiui, va šitas va čia pakas, hidroforiukas, jis yra 600 W. Tai jau būtų našumas su kienu maksimum iki 2 kubų. O labai gaila, užsakovas norėjo sukomplektuoti savo 2,2 kW pramoninį vienfasį siurbrilį, bet ten kažkas nepasileidžia, sakė, elektriką kvies. Tai būtų labai įdomu pasižiūrėti, kaip iš dar galingesnio siurblio varo vanduo. Nu, bet ir tai čia didžiulis rezultatas, 3,3 kubo. Čia jau trečias jau mūsų rekordinis grėžinys šiais metais. Buvo aukštadarių 3,9 kubo, po to Filipiškių sodose, kur auksinis žuvelės filmavau 3,6 kubo, o čia dabar 3,3. Zabakas. O vat už trakų kelio į Zabakas kitą pusę, ten kur upelis seko pušynai, ten mūsų 2 padaryti grėžiniai yra. Ten irgi labai geri rezultatai gavosi. Tai va, ką čia dar papasakot, va tokia aplinka, malkos. Dabar prileidžiam vandens, pasižiūrėsim. Vanduo visiškai neturi jokios geležies nei kalkio, labai čia žmogui pasisekė su vandens kokybė, tą vandenį jau galės vežtis namo. O visiškai skaidrus, gražus vandeniukas, be jokio smėlio, be nieko. Va toks savo rezultatas, šeštadienis. Tai realiai padarėm per porą valandų. Po 7:15 atvažiavom ir po 9:20 jau buvo paleistas vanduo. Mačiau, užsakovas tvarkėsi su to savo siurbliu, bet vat, laukiam. Praktiškai viską jau susipakavom. Tai va, liko mūsų prailgintuvo, siurblį atsikabinti ir viskas. Ir važiuosim namo. Tai va, žmogus turės gerą vandenį. Ir tokiai zonai didžiuliai teritorijai. Galim eiti, truputėlį apsižiūrėsim. O sakau, tenai Vievio ežeras su 150 metrų. Ir aukščio perkėlimas visai mažas. Ir va čia toks jausmas, kad čia ledynmečio laikais buvo čia tarp kalnų, va čia tokie kalnai. Čia buvo kažkada tai krantas ežero, o tenai jau kranto jau šlaitai. Dėl to vat vien klodas smėlio, didžiulis klodas smėlio. O toksai pramoninis angaras, tvarko fūras. Ir šitas namukas darbininkų pietų. Va, ir čia ir vesis praustuvai. Einam prie užsakovo, pašnekinsim truputėlį. Taip. Ir porą žodžių, kaip brigada atidirbo? Puikiai. Atvažiavo laiku, vakar atvažiavo, patikrino vietą, pažiūrėjo, nustatė vietą, kur gręžti ir Taip. Jokių problemų. Atvažiavo šiandien 7:20. Kaip ir kalbėjom, jo, kaip ir kalbėjo, jokių nei minutės vėliau, nei anksčiau. Ir vanduo, aš patenkintas. Taip. Iš mašinos išlipo blaivus. Jo, ir tokių darbų aš galiu pasakyti, aš patenkintas. Tokių rezultatų. Vanduo geras, be geležies. Jo. Viską, be kalkių, čia tikrai. Čia pergalė. Labai super. Gerai, ačiū už gerą žodį. Man patiko tikrai jų darbus. Ir rekomenduoju, vyrai tikrai, jeigu kam reikia, aš jūs rekomenduoju. Gerai, ačiū labai už gerą žodį. Geros dienos ir gero vandens. Iki. Ačiū. Iki.